atvykom prie Danės. Kaip ir matau, vandens ant ledo jau yra. Yra keletą ir žvejų. Bandysim pagauti baltą žuvį. O ir žvejai. Reiks parbristi jau. Šlapiai bus balotnikai, bet neskiauri pas mane. Greit prabėgus gal bus gerai. Bandysim surasti karšiuką, puoją, žioblį kažką. Šiandien pasiėm biškį matyliaus. Kiek matau, tuštumą einam prie Chebros ir ieškos. Prašėriau kokias 7 eketės, išilgai upės, nuo vieno kranto iki kito. Matysim, ar žuvis atsilieps, srovės nėra, perkritimų kažkokio žiauraus irgi nėra. Realiai va, o, čia net giliau sakyčiau, prie šito kranto. Gal tai bus atradimas iš tos pusės įgauti. Tai va. Pašėrė maža širiklėlė. Pašarą kaip visą laiką dedam į užantį. Džokerį taip pat. Čia ir matylio. Čia biškį senesnį turim irgi. Džokerį dabar gaudysim mažą avižėlę. Ir bandysi. Paleidau iš išos, išsiploviau matylką savo. Štai, reikia dar pinko surasti. Va, ir pinkos radau. Šonelį. Čia mano secret masalai. Čia biškį jau pagėdė, bet susidėsiu. Gal, jeigu labai gerai kips, sueis ir tie. Viskas. Dabar turim dar džokeriuką biškį. Čia orientyras mano iš eilės tokia vieta sušerta. Žvejai negauda, ten ešeriukus gauda. Aš praeitą kartą čia porą plakį pagavau, vieną gražų ešerį. Dabar pasišėriau. Bandysim jau gaudyti su plona avižėlė. Ne plona avižėlė, o plonų valiukų. Ir lengva avižėlė. Čia gali būti man iškris visi matyliai iš šito, bet pasidarykim viską, kaip turi būti, ir bandykim pagauti tą mūsų žuvį. Naudosim valą, gal pradžiai storesnį kokį. Va, radau sidabrinę avižėlę 2 mm. Ir ilgą lapsaninį sargelį karšiam, nes karšių sakė, porą dienų pagavo. Vakar lyg tai kažkokie baksnuojama, kaip karščių sakė, buvo. Žiobrį papuolė. Kažkas šiandien kiekvieną dieną tai papuola, bet kažką sugavo. Tai reikia galvoju pamėginti. Karščias jisai, kiek jau, sakykim, domėjaus, kai kimba atleidžia sargelį. Reikia tuo metu kirsti, tai matysim. Ir jam reikia ilgesnė, kad nepajaustų. Visi matyliukai dar nėra blogi. Tokie pusgyviai. Pradžiai šitos panaudosim. Matysim. Gal jais ir pašersim. Tiek jau ant galiako tokie. Paskutinė dienam. Na, bus gerai. Plakiai dzin bus. Šušų maišiukas. Surinkim šiukšlės. Gamta padėkos, kaip sakant. Viskas. Bandom leisti iki dugno pradžiai. Šėriau nedaug. Šiek tiek džokerio. Pagrindė. Viskas. Pasiekėm dugną. Ką mes darom? Susiviniojom beveik iki apačios. O, kas čia buvo kibimas ką tik? Man taip atrodo. Gali būt, kad plakis ką tik buvo kažkoks. Matysim. Kažkas timti lyg tai aviža.
O, jau sėda. Pirmoji žuvis. Ir tai yra plakis. Plakiukas. Kaip ir sakiau. Reikia pasišert ir turim plakį. Gal ateis ir karšis, tikėkimės koks. Smagu, smagu. Jau vieną eketę radom, kur žuvis laikosi. Turim plakį. Plakis. Tik pašėriau, prasidėjo plakių puota. Reiškia, plakį užtaikiau. Lieka surasti karšio. Plakiai smagus tokie. Nemaži visai. Gaudo 0,6. 4 valiukų, 2 mm avižėlė. Balta žuvis aktyvi. Gali ir šrys ateiti, ir karšiukas, manau. Reik šertis biškį. Paduoti ir gyvo paskiau jauko. Ir matyliaus, ir juodo to pašaro šiek tiek paduoti. Kibimų buvo ką tik. Padarysim tai biškį. Sarvės nėra, tai tegu leidžias granulės visokius. O, dar vienas plakis. Opa, jau didesnis arba karšis, žinokit. Gali būti ir karšis. Ne, visgi kuoja graži. Opa, kokia kuoja. Graži kuoja. Oplė. Žodžiu, pirštinių neprireiks. Opa, ką žuvis eina. Laužė avižų per tą kuoją. Ar per plakį, daug pamiršau, kuris čia man sulaužė, bet žodžiu. Dabar susirišau kitą 2 mm avižą vėl sidabrinę. Pradžiai dugnu biškį, vis tiek matylius dugnu ir pradedam kelt labai lietą. Baltai žuviai nereikia aktyvaus to tokio. Nors jeigu jin aktyviai, jinai ir tokį griebia. Reikės maždaug dažniau šert, nes tikrai žuvies yra. Manau, galim ir karšį pastatyti ant taško, jeigu jis praeis. Tokios gražios žuvytės kyba. Kas va ramu jau. Kai tiek žuvies reikia iš karto ir jaukinti vėl. Jauko daug neturiu. Daug aiškus ir nepaduosime jiem. Tai va, ką darysim, sarvės vis tiek nėra daug. Galvoju, tai reikia imti vėl savo šeriklėlę. Iš karto įsitraukti vėl. Reikia paduoti gyvą. Ir po to paduoti jau šitą pačią matiliuką paduosim. Tai ką mes pasidarom? Mes iš karto pasidarom jaukinimui. Dabar traukim laukan, kad nesuspainėtų žuvies, kad mum nesuknistų reikalų. Darom šitą, reikės šitą sustarkyti biškį vėliau. O jau prilipo man. Rankšluostuko nepasiėmiau gaila, nu bet nieko tokio. Kaip žuvis pliusas šiandien. O, tad 4 žuvytės gražios jau. Pakeliam 90 cm nuo dugno, kad toli nenuneštų matyliaus. Ir
Sauso jauko pakankamai tokia. Nedidelį žiupsnį, kad pakeltų debesėlį. Nieko čia praktiškai nemaišiau tokio įspūdingo. Pašarėlis, biškį druskos ir... Taip pat. Žinau, koks dabar yra gylis. O mes pasidėjom. Viskas. Turėtų dabar atsirasti vėl žuvis, kibimai. Nu ką, įmam savo matylių. Jeigu nekips, paliksim biškį eketę ramiai, eisim į kitą, kur šėriau. Turėtų gal ir prie kitos atsiras žuvis. Radom plakių. Pašėriau tik tais, sakykim, sauso jaukų. Šalia kranto, apie 1,80 m gylį. 1,80 m kažkur gylis. Pakeliam ir po to lėtai leidžiam. Dažnai būnant prieš pat leidžiantis jisai pasiema. Dabar kaip tyčia, kai reik pagauti ir neina. Ištraukiau 5 plakius. Reikės dar matyti šert. Nereikės. Ką tik turėjau gražų kibimą. Palėtė avižą. Dažnai būna besileidžiant ir vėl ima. Tai jau pat radau eketę, negrįžiau. Sargelis gal biškį per kietas, bet... nuėjo. Tai jau biškį reikia pasišerti jos vėl. Nes apstoja, bet iš karto kokius 5-4 plakis išgaudžiau. Ir patikrint gal avižui nieko nebėra. Yra, gerai, bandysim šert dabar. Vienas plakis. Bolin kaip karšį kokį traukčiau su tokiu voliuku. Vietų per varžybas tokie kipsma. Na, dar vienas. Pakeli, būna dažnai sustabdai arba kokie kem to mano dugno. Ir žiūriu, plakis atsirado. Dabar kaip tik ką tik šėriau. Matom, dugno nepasiekiu kažkaip. Kažkaip trūksta valo ar kas čia. Kartais reikia ir dugno pavoliuoti. Nes būna jie dugne, jeigu ne, tai tada tiesiog kelia. Stipriai nereikia, tokie lingavimas toks turi būti. Lengvas. Linguojam ir keliam. Ir dažnai pakėlus apie kokį 40 cm, 50 cm nuo dugno. Gaunam tą kibimą vadinamą plakį. Iš kažkur jis ateina, reiškia, čia migruoja palei krantą. Galim bandyti ir leisti. Nu ką, turim dar vieną gražuolį. Neaišku ką, valo prašo. 0,59 paplonino valą iš karto. Nemanau, kad karšis, bet plakis bus. 100%. Gal karšis, ką žinosi čia. Prašo valo gražu žuvytė. Plakis liktai. O ne, šerys. Šeriukas. Iš 2 kibimų vienas tik ištraukė. Suplonino avižą. Striuka kažkokiam plono valo ešerys. Per varžybas, ką kiptų tokie. Dažniausiai per varžybas kimba tie maliavkės. Vadinami. Per tasų, kur nein, suprast, atrodo lyg ir užkybo, lyg ne tas valas šukinė. Jis jau senai rijas ten plaukė, paėkė.
Jau į mano ekitis išertas. Atsisėda. Matysim gal. Ten, kur šėrio bus, dabar nebus. Pastebėjau, kai aš prakimba įdingsta. Kažkaip neužsibūna. Gal net šert nereik, čia balta yra, o stovi kažkur. Nu, kaip šėrimą, žinai, priklauso. Jeigu gerai pašėriu, aš plakius gražius traukiu. Tokius delnynis. Dabar, va, 3 kibimai, bet jaučiu aukšlis tas. Pisa. Palei dugną ne, vat, prikėlus, ta balta biškį aukščiau plaukia. Kurva man pas... Galėtų kokie karšiukai būtų. Paliek. O, besileidžiant avižą kert. Nesuprantu, neina nei vienas užkirsti. Nu, pizė. Aukšlį jaučiu pilna prie krantą čia. Vietoj stinto aukšlį prigaunis. Šiandien buvau vieną pagavau iš 2 kibimų. O, paėmė. Aukšlė, jo. Bet užtat kokia, kaip stintas, ble. Sakau, besileidžianti, ką vežuotų, bum. Tokie smūgiai stiprus. Kuoja po vieną, blem, va tu va pagavai, aš vieną iš... Kiek tik 4 plakis buvau ištraukęs į vieną kuoją, paskui iš karto užkybo. O, kaip sustinta ežerinė, žiūrėk, besileidžiant, kaip visą sargelį atšauna. Iš padugno dažniausiai. O, yra antra. Aukšlį pririnks. Op, ką prašo. Jau rimtesnį kažkokį egzempliorių. Kas čia? Plakis geras. Opa, koks didelis. Op, ką varo, prašo. Aik čia. Opa. Bažnyčias nedidelės, bet jau žioja didelis plakis. Biškį nedaug matyliuko ir pinkiuką. 2 uždėjau. Tik sūkurys nervinau, visokius ledus atnešu man čia. Žos nuleist per tą sūkurį. Ai, gal dugną jau pasiekiau senai. Gali toks variantas būti. Taigi valo. Kas čia buvo vėl? Naktis. Šiandien labai arti kranto balta žuvis. O, yra. Dar vienas. O, pašėrė ir vėl susikvietė juos. 0,53 ar 0,59 valiukas plonas. Ir labai atsargiai reikia traukti.
ten tolyn. Valas prašo. Tai meškerį trauks su kuizme. Vėl plakis. Hopt. Kažką rimtesnį nuleidęs, iškart paėmė. Ne jau į karšiuką kokį gal. Balta žuvis sujudėjo. Opa, arba plakis aфиgenas. Meškerėlė plaukė čia iš paskos. Pizė stojo vietoje meškerėlė. Gal karšį paėmė? Ne, koją belė kokį. O, kokia koja graži. Va. Tik nuleido, bum, toks smūgis. Kuris šitas? Ai, tas, blem. Tas ešerį gaudo, nes neturi tokio plono valo. Nu, aš dabar su 0,5. Nu, per varžybas, o tas ir būna, kad plonesnį valų kimba daugiau, žinai. Tai aš čia varžybinį susirišęs. Bet va, kai pakabinį, žinai, jau tu turi jau išdirbti. Dabar svarbu negręžti šitą vietą. Nieko nedaryti, čia žuvis laikas. Nu nieko, baltą žuvį radom. Ten baltą žuvis laikęs pašėriau. Ištraukiau. Jo, koja didelė ką tik. O. Mesk naku per galvą. Tvark su juo. O, kokie, kas čia plakis. Bijau išert dabar, ble. Pašarą nuneši, всё. Ir bus, kad žuvis iš paskos nueis. Nėra ešerio, nėra, reik baltą dabar jau gaudyt. Susipainėta kažkur čia. Kaip čia? Va. O. O toj vietoj aš šėriau tenais prieš tai. Tai ten kojas irgi laikys. Opa, keliant 3 kartus neužkybo, leidžiant iš karto. Pumt ir sėda, plakis, vėl jaučiu koks. Kai spraigo valas. Kaip parašo.
Ko iš užkyvo. Jo, geras vėl plakis. Delniniai plakiai. Kanutės. Avižas laužas galima. Labai jau išminga jums į to zaptus gerai. Iškabinti neina. Nu ką, aukšlės pradėjom gaudyti vietas plakių, nespėjai iki dugno nuleist. Va. Leidžiam. Kaip kuoj leidžiam. Ir tik žiūriu, sargelis atšoka arčiau dugną. Va, pupt. Atrodo, į tą gali kuo plakti. Žiūrėkit, kokį dydžią tos aukšlės atėjo čia. Joptarara. Maudau su šitai pelkiai. Nu, kad tu gyvybinga. Realiai nieko nereiko. Vieną kažkur ten plaukėjau. Rankšluostuką palikau mašiną. Galėjau pasiimti. Pasileidžiant avižai va. Galim sustabdyti, nes aukšlių pilna čia. Neužkybo. Gerai. Dugnas beveik pasiektas. Gali būt, kad yra. Stipraus virpinimo nereikia. O pupt yra. Aukšlytė jaučiu vėl kokią. Ne, plakiukas visgi. Atgal. Nusišerk ir prisivanuosi tų plakių, kiek tik nori. Oi, biškin ten numečiau. Na tai. Baltos žuvies. Metas parėjo. Karšių reiktų surasti. O, dar kartą. O, blema, vėl. Tik nuleido. Galbūt ir plakėsi, koks įma. O prieš pat dugną kaip nusileidžia, sustabdau, žiūrėk, bandau kelti ir būna tas timt. Tada pašert gal. Suaktyvint. O, ja. Matyt, kad aukšlytis. O, yra. Jo, aukšlė. Kas mėgstat aukšlės, va. Pati nuvarė ten, kur reikia. Vanduo kyla ant ledo.
vėl kimba. Yra dar viena. Nu ką, nekimba? O, aviža maža nespėja nusileis iki dugno man iki tų plakių, kur tos aukšlės užpuola. Vandenį meta mane viršų ir neleidžia nuskęsti ar man. Ant aukšlių kiek nori va, jau išplaukė. Nu kągi, metras 50 metras 40 gylio, manau, kažkur tik leis aviža va. Dvi aukšlės, dar nespės nusileisti. Iki dugno, dabar jau valą biškį prašo, nes dugno nepasiekėm. Norėjau ištraukti avižą, pasirodo užkibo. O, plakis. Strigo. Žiūrėjau, numiręs jau. Galėčiau paimti ir ištraukti ranką. O, paukšt pats išėjo. Nieko nereikėjo daryti, pats nudvėsė. Kažkur šlaitas, o ten biškį giliau šiek tiek. Net konkuliuoja vanduo. Tai ties to vieta, o ten žuvis tikrai stovėjo. Čia, kur sekliau arčiau kranto, jau sunkiau su plakiu, nes matyt seklu, tiek sekliai jau neina. Ir ta tokia brofkė čia, ties šitą vietą, vat jie čia ir laikas. Ten irgi bando hebro, pamatė, kaip aš gaudau, sėsti, bet ne kažką jiems ten. Tai va. Kelimai važiuoja plakis. Arba ešeriukas. O kasgi čia augi ešeriukas gražus. Gražus ešerys. Makt, tik jaučiu ir turim. Ešerys irgi labai pasyvus, tai vat mažą avižą kartais dar pračiauna. Sakykime, išvilioja mažą avižą, tokį pusę velnį ešeriuką. Šitoje ketėje dar nešėriau. Šėriau tik netoliese šitą. Už metrą gal biškį giliau. Tai irgi buvo ešerys. O arčiau kranto, tai davė skiliai, tik tais balta žuvis kibo. O kurva, ir avižą nunešė, blet. Oi, net laikė aviža. Turėjau gerą žuvį ir paukšt nėra. Ai, ir valai trūkinėja. Nerosima tik tai. Brangios avižos ir nutrūkinėja viskas. Na, vat, ploni valai ką darom. Kibimas geras, bet nutrūksta žuvis. Tai dabar teks susirast kokį kitą avižą. Ir galvoju kokį. Ešeriai arba kažkas rimto. Jį nueina, atskabina. Taip gerai, jį atrodo, jį paima. Avižą reikia keisti. Neina įsodinti viskas. Arba tie plakiai. O, bl... Ešerys geras vėl. Geras ešerys. Nu, čia taip jodinti. Val. Atskilėja jodį, blėda, už ledą čia traukia. Ne, jis į apačią plaukia, matau aš jį. O, varėna. Ešerys. Sakau, kad kimba.
didelė šeriai, bet, nu, ne didelė kaip čia, vis tiek jau tokia didžiąją pusę šiandien. Prieš tai turėjau kitą avižėlę, tai neužsėsdavo ant kabliukų. Nori atsargiai, šiandien jau neaktyvus ir gaudžiu, va, plakius užkimba šerys, plakis į karšiuką pagavau. Va. Čia prieš tai šėriau, tai prisikviečiau iš jų. Su matylium biškį užmečiau. Tai va sėdi paekit. Nėra tų tokių po pusę kilo, bet 200 gramų papuola. Aja, vėl. Skambinėja, neturiu ką. O dar vienas gražuolis. Šiandienai visi buvo nustebę, nors žvejau traukiau nesėt. Parodyk avižėlį, parodžiau avižėlį. Nu, rytoj reikia važiuoti nusipirkti, galvoju važiuokit. Rytoj tokios tiek. Teik čia, blia. Ir ešerių, tai. Storas tas tavo valas nenori. Ir avižą reik mažesnėms. Delikačiai. Jau turim pagauti čia aplink. Pagauk. Pa, vėl gražuolis ešeriuks. Matiliuks privilioja jūs. Bliam, jekit atvirkščiai įeina. Jekit ne tau. Kaip ištraukdavo, tu va. Varo, jisai. Tai nutrauks tą ploną valą. Na kągi, greitai pašnekam, mes 3%, štai ką prigaudėm, vicankeliuką, žodžiu žuvies, karšiukas, plakis, aukšlė, pūgžlys ir visa kita. Šiandien kibo ant labai mažos avižos, 2 mm, šėriau džokeriu ir juodų pašariukų. Džokeriu 100 gramų, apie 4 eurus sumokėjau. Tai vat, kitiem nekimba, man kimba. Ir gražesnių ešerių pagavau. Į vakarą ešerys sujudėjo, pasikeitė oras. Dienos metu labai puikiai kibo plakis, aukšlė, kuoja. Keletą gražių kuojų pagavau. Tai va, nu ką, šiandien tiek. Susitiksim kitą kartą. Pasubscribe džiugios laikas YouTube kanalą, didelis dėkui tau. Esu prie baldų, kaip visi matot. Jau kiti irgi nuo ledo lipa lauk. Tai visiems čia. Labą rytą visiems. Kaip sakant, jau po žvejybos, tai biškį aptarsiu, greitai parodysiu, ko gaudžiau, kaip gaudžiau. Tai šiam video gaudžiau tiesiog, dariau juodą pašarą. Įdėjau spalvotų džiūvėsėlių, bet džiūvėsėlis pratryniau per sietą, labai, sakykim, smulku. Tai sukrito tik tai tokias smulkės detalės tam juodam pašare, kad, nu, matytus kažkiek tų geltonų, raudonų tokių taškelių. Ir maišiau su druska. Druskos dėjau gal kokį pusę šaukštelio gal. Nu taip, kad, žodžiu, druskingesnis vanduo būtų. Pramaišiau pašarą ir kada šerdavau, dėdavau tiesiog džokerio papildomai. Jeigu atskirai džokerį dedam be pašaro, dažniausiai susirinkdavo ešerys. Kartais būdavo, kad ir atvirkščiai. Tai vat, parodysiu, ko gaudžiau. Pas manęs valas yra surašytas dabar. 0,64, tai čia yra 0,064. Šis valas laiko kaip 500 gal gramų. Avižėlė, kaip matot, sportinė varinė.
žodžiu, 2 mm, gal 2,5, net nežinau, kiek čia yra. Sargelis 7 cm ir, žodžiu, gaudžiau šitaip baltą žuvį bei ešerį. Čia tas pats, vėl aviža varinė, pavyzdžiui, buvo tik su ilgesniu sargeliu. Virpinimo nereikėjo tokio daryti, reikėjo kaip tik tokį ramų paduoti ir užkibdavo tas baltos žuvis ir, žodžiu, rešrysnė. Arba, pavyzdžiui, vėl kaip 0,64, čia yra 0,53, pavyzdžiui, gaudžiau jau. 0,053, tai čia laiko tikrai 400 gramų, gal 435 gramai. Kai užkibo šiai žuviai, nu, tokiam didesniam plakiui, tai realiai tu kovoji jau su viršsvoriu to ir tu turi neperspausti. Perspaudi nėra avižos, bet užatkibimas geras. Ir va 3 ar 2,7 mm aviža. Vėl. Maždaug čia varinė. Tai ištraukiu tokias varinės, tiesiog surištas. Tai va maždaug aš naudojau šitaip 7-9 cm sargelius. Gaudžiau su 6, tai biški buvo per kietas, būdavo atšaudavo ir nenorėdavo pasies žuvis. Tai maždaug va tiek iš to žvybos, o gaudimas reikia ieškoti visur žuvies, kur galėtų būti. Aš radau netgi priekrantėj, ten kur yra vanduo, dabar, pavyzdžiui, ant ledo bus vandens, tai vat vanduo ir yra didelės skylės. Galit net negrešką nebaidyti žuvies baltos, nes gręžimas išbaido tokiam gylį, kaip 1,50 m, 1,80 m. Įsileidžiat, galit be nieko pamėginti, jeigu iš karto užkibs, galit bandyti jaukintis. Tik tais reikia atsiminti, kad jauką jūsų nuneš srovė. Kartais jos nebūna, kartais jis būna vieną pusę, kitą pusę keitaliojas. Tai turite ir pasidaryti jauką, kad jį neneštų. Ai, aš paminėti norėjau tai, kad molį dar dėjau šiek tiek, kad būtų sunkesnis pašaras, kad jie taip greit neneštų iš tos zonos, sakykime. Tai va tiek žinių. Prigaudžiau, kaip matėt, pilną inkiliuką, kuris, nežinau, kiek čia galėjo stalpinti, gal 3-4 kg. Gaudžiau stintą, tai stinta nekybo, 2 kibimus turėjau, vieną pagau, tada persimečiau į danį ir va, puikiausiai sugaudžiau. Dar kelias žvejybas dariau irgi, bet nebefilmau, tai super irgi kybo. Žuvies visur skirtingai, vieną dieną ten randi prie kranto, kitą dieną ten, tai reikia ieškoti tiesiog. Rado žuvį, tiesiog gaudo ir viskas. Šerį ir gaudo. Papuola ir gražios kojos. Su karšiais gal sudėtingiau. Pavyzdžiui, vakar vakare buvau jau nulėkęs vėl. Paskutinę dieną, nes dabar į Norvegiją išvažiuos, tai buvau pasikabinęs matyti karšį, laikiau. Su 0,53. Nei pirmyn, nei atgal duoda tik valą, biški parėjo, vėl duoda valą ir perspaudžiau valiuką ir buvo tarkšt. Ir taip skaudžiai, taip ir nepamačiau, ką ten turėjau gerą. Žmogus net nuo kranto stebėjo. Tai va, tai šiandien tiek. Visiems iki greito, po 2 savaičių grįšiu, tikiuosi kažką žvejosim, gal nes šlakį, gal į jūrą bandysim brist, nes orai šyla, neaišku ar ledo bet turėsim. Tai tiek. Nu, dabar visiems iki sekančio. Pasubscribe Žvejės laikas YouTube kanalą. Didelis dėkui tau.